metų eventą, tokia plius minus parodėlė kažkokia, yra visokių mašinų, visokių teimų, visi susirinko, paskutinį kartą atiduot duoklę visiems rėmėjams, pasirodyti žiūrovam, aišku, tiem, kas nespėjo atvažiuoti į eventus, turim mažą savo tokią kampą įsiruošę, turim Need for Speed Underground antro turnyriuką, padovanosim rėmėjų prizų ir, ką žinau, manau, turėsim neblogą laiką. Dabar turbūt bus visos šitos vietos ir viso šito dalyko mini apžvalgėlė, tai galite pamatyti, ką gero čia turim. Kuo tavo bildas yra išskirtinis? Nes daug kas, žinai, sako, ilgai galvoja daug kas, tai kokia yra dalis arba kažkas šitoj mašinoj, kur tu galėtum parodyti pirštu ir pasakyti, va, čia didžiuojuosi, nes čia yra vienintelis pasaulyje šitas dalykas. Vienintelis pasaulyje body kitas. Žodžiu, tai tikriausiai vienintelis esminis išskirtinis dalykas, kad čia yra šiuo metu vienintelis pasaulyje body kitas. Antro tokio nėra, antrų formų nėra, nieko daugiau nėra, nieko jo nerasi, nuotraukų visiškai nieko. Tai yra lietuviškas kūrinys, kuris, jeigu realiai dabar sudaužyčiau, tai tiesiog apsiverkčiau. Bet tai turi formas, tai koks turiu formas. Tai per aš pakliuoti nereikės, bet jo, čia bildo esminė dalis. Jau nekalbant apie variklį ten arba ratus, kurie irgi Nissano. Šito bildo gal labiau visa esmė, kad aš noriu tiesiog į mašiną įdėti daugiau savo asmenybės. Tai lygiai taip pat kaip ir tavo Miata V8 tie reikalai, tipo, prieš tai turėjai turbo. Jo. Tai va, aš tai laikau asmenybę. Užstoji kamerą. Tai vis, žodžiu, kaip pas tave, tarkim, Miata ir visi tie reikalai, tai aš tai laikau asmenybę. Tai yra tam tikri dalykai, ar tai suvesti tarpai, ar tai spalvos, ar ratų deriniai, ar variklio sprendimas, ar salono niuansai. Tai mano tikslas yra savo asmenybę įdėti į mašiną, kad tai būtų žmogui wow efektas. O wow efektas tai yra tiesiog prieina žmogus, kodėl čia Merso motoras, kodėl ratai Nissano ir man tai yra literaliai kaip fuel. Man tai yra įdomu, nes tai yra išskirtinis dalykas, o literaliai ant to ir gyvenu. Kuo tavo bildas, tavo mašina yra išskirtinė? Mano mašina yra kitokia vaibų. Čia yra draugų surinkta mašina. Kokia yra kažkokia vis tiek, gal turi, gal koks sėdinis laikiklis yra nuo kažko, arba kažkoks, nežinau. Lemma, čia reikia pagalvoti labai jau da, nes susime kažkaip labai tokių... Nes vis tiek kiekvienas, kai bildina savo mašiną, kažką įdeda, kažką savo, ne? Kažką savo, kad būtų įdomu. Ne. Nieko? Ne, nieko kitokio nėra. Nes pas mane yra, mano mašina yra iš dalių. Čia yra Gunsos, čia kitų dalykai, čia Sandros dovana, čia Autodina, čia Andriaus Metal. Čia viskas yra iš draugų surinkta mašina. Aš manau, kad mano mašina išskirtinė tuo, kad čia yra, negaliu sakyti, bet tai yra man dovana. Man žmonės padėjo ją turėti tokią, kokią turiu. Erakas mums padėjo. Čia tiesiog žmonės atrodo, visi, kad ką turėjo Karolė, čia tau. Tai va, toks ir išskirtinumas. Čia tiesiog, ačiū draugam. Gerai. Čia yra dalis, kuria didžiuojuosi. Kas būtų iš tavo bildo? Šiaip tai garsas. Garsas, o garsas yra dėl to, kad tai yra uzas ir turbūt, aš kaip suprantu, pirmas Lietuvoje su tokiais išmetimo kolektoriais. Kuo jie skirtiniai tie kolektoriai? Jie daryti pastvis tada, velenukai dėti, jie patys tai nieko gal neįskirtiniai, apart to, kad jie pirmą kartą tokie buvo daryti čia Lietuvoje, bet iš esmės visas tas trio mes nežinojom ir kaip užkūrėm, tai yra dieviškai gražus garsas. Tai aš labai to džiaugiuosi ir man tai yra labai labai žavu ir gražu ir visiškai skirtinis dalykas. Čia yra tas, kas daro mane išskirtiniu. Tau labai nesunku atsakyti tikrai. Automobilių amžius, modelis. Pats kėbulas tavo, ne? Jo. BMW E21 83 metų, tai ko gerai vienas paskutinis nuo 83 galo jau ėjo E30 visiems žinomas, tai čia chuligankės tetukas.
Nice. Gerai, viskas. Jau jie išnyko prieš, nežinau, 10 metų, dar seniau turbūt. Juokingiausia tai, kad Šaika kaip 6 svėrimo daugiau negu šitą reikėjo. Aš tikiu, nes jis nevažinėtas tiesiog. Taip kažkokio konkretaus gal dalyko, kuris labai išskirtinis, bent jau tokio labai išskirtinio dalyko negalėčiau dabar išskirti. Tipo, išskirtinumo, nu tai kad tipo, Zetke Lietuvoje tokių drifte nėra daug. Paskui, pavyzdžiui, kad naudojam, kadangi neturim irpo šitai mašinai, naudojam lenkišką loką. Čia tipo irgi tokie mažiau naudojami, rečiau sutinkami dalykai, o daugiau tai čia labai arti standartinės mašinos yra. Čia yra per arti standarto. Ai va, yra veikianti kondiškė. Veikianti kondiškė. Čia yra labai geras dalykas. Mano mėgstamiausias dalykas štai. Galvoju tavo atsakymą ir pažiūrėsiu, ar atsakysi tą patį. Vieno klausimo klausiu visų paprasto. Kuo tavo drifto bildas yra išskirtinis ir... Čia ne drifto bildas. $354 324 501. Vienareikšmiškai tai yra variklio skyrius, tai vis dar išlieka, kad yra vienintelis BMW su Mustango Coyote varikliu. Europoje bent jau, kiek man yra žinoma, tai pagrindinis skirtumas yra būtent motoras ir nežinau, šiaip sudėtingas projektas, bet labiausiai didžiuosi, kad kai apsimė projektų, jį padarai iki galo reikia pasileisti. Okay. Kokia dėžė? Originali Mustango. Mekanas neįra. Šiaip labai toks triukšmingas motoras, jisai daug sūkių turi. Iki kiek revinasi? Kaip tik čia mano buvo sekantis klausimas, o tiesiog galvoju laikau. Aš dabar galvoju, kiek mes jį dabar paleidę, bet man atrodo, jį galima būtų sukti kažkas gal iki 8 net, ar ten 7-6 kažkas tokio, tai sukėti kaip 6 cilindrų. Kosmosas čia ne visi 6 cilindrai sukasi iki 8. Tai man atrodo, dabar yra kažkas apie, jau sugalvot, gal 7-2 kažkas tokio. Reikėtų pasižiūrėti į datalogą, kiek ten sukasi. Jų yra dar, kur Shelby GT, tai jie apskritai sukasi Kone M-kiniam stiliui. Šiaip iš tiesų, aš nieko nebenustebinau savo bildų. Čirbos mašiną matėt, Vasiliausko mašiną matėt, Lietuvos aš negaliu nustebinti nieko. Tiesiog šitą mašiną tvarkingai padarė Mindaugas. Matai, detališkai viskas suvedė, visos tokios smulkmenos yra gražiai išvažytos ir tokių mašinų Lietuvoje nėra daug. Taip 4, 5, žinai, kažkas tokio. O pavyzdžiui, tik gal žinai kas tokia, kuo skiriasi mašina nuo Čirbos, vėlinėlio fazė, vėlyvesnė. Ir, žodžiu, jisai suksis daugiau. Tai va, tai gal sūkių turės. Tai, tarkim, pavyzdžiui, 8,5, 8,6 gali jisai rėks. Žinok, pavyzdžiui, buvo prieš 3 metus važiavo drifteris, 9 štukas 200 spausdavo iš šito motoro. Tai, aišku, jis buvo jam ir pabirėjęs, bet, galima. Yra ta riba aukščiau negu visi laiko. Žinai, pavyzdžiui, pats važiuoja apsukėjinių motoras, važiavęs, tu žinai, kaip tai yra, smagu, kuomet variklis labai smagu. Nes aš, pavyzdžiui, prisipažįsiu, kad bodis nėra kažko ypatingas. Bet vis tiek, yra kažkoks Toyota MR2 vairo stiprintuvo siurblys. Yra išskirtinumas. Išskirtinumas, niekas neturi tokio. Ir čia yra Mindaugo mintis, jis turi labai gerą eigą, jis yra mažas ir patvarus. Kainavo kaip butas akmeniai, bet žodžiu, sumontavom ir va čia skirtinumas, jo, va čia yra, niekas nėra padaręs. Kardanas seniai, tokio dydžio, žinau. Ais, tau vairo stiprintuvo, visas vairo... Siurblys, ne, siurblys pats tik tai. Pats siurblys, jo. O kodėl ne Opelio, kaip visi deda? Aš esu važiavęs su Opeliu, jis yra prastesnis, jis turi užsikrauti, jis yra lėtas, jis genda. Aš su juo esu važiavęs, čia nuvesti sprendimas. Tai dar kol kas nenori girti, kad čia labai viskas maudės, bet kad tu paklausai, į tavo klausimą atsakymas yra.
Tai kiekvienas turi labai individualių visokių sprendimų. Tarkim, jeigu mes kalbam apie variklį, tai ta viena tokia esminė detalė yra, kad aš mėgstu atmosferinius variklius. Pabandžiau kažkada ir labai patiko. Tai labai didžioji dauguma renkasi turbininius kažkokius tai variklius. Tai toks kaip ir pirštu labai kažką gal į tą temą nurodyčiau, ar ne? Tai va, tai... O daugiau kažkokių, tai, nežinau, žinok, labai platus toks klausimas. Gal kažkokį konkretų sprendimą turi, klausiau Vienulis, jis sako, dėjo MR2 vairo stiprintuvų siurblį, irgi įdomus sprendimas, kažkoks naujas. Gal ne naujas, bet aš... Tai gerai, įdėjau Corvetės variklį į BMW, tada gal tas, aš manau, kad gal toksai, nes čia tiek daug visko yra burta, priburta, įdėta, aš net negalėčiau akcentuoti tokio, nėra tokio, man tiesiog tas daiktas turi veikti, ta prasme, tas kažkoks, jis turi veikti, čia nesvarbu, ar iš MR2, ar iš Priuso, ar iš kokio nors kito būtų, tiesiog tas daiktas turi veikti ir jeigu jisai veikia, tu gali savo ramiai nueiti miegoti ir tiek, žinai. O sprendimų, kuo tu įdomiau vėliesi, tai tuo daugiau, aišku, ir turi galvos skausmo ateityje. Bet jeigu viską išsisprendi, viską pasidarai ir tada viskas būna jau, manau, visai gerai. Taip. Manau, gal vaibas pats kitoks šiek tiek. Pats vaibas visos mašinos. Biteris su liveriuku, toksai. Visiškai kitaip negu pas visus viskas. Tiek ir reikėjo, ačiū. Nupirsta, sudaužyta ir... Bet veikia. Bet prikolas. Kupas su M bodžiu, tai čia kaip standartas pas mus drifte, tai negalėčiau to sakyti. Liveris, nes jisai yra kitoks. Bet liveris, kiekvienas liveris yra kitoks. Tai jo, ir tada plyta nieko išskirtinio važiuoklės standartas, tai sakyčiau diržų spalva. Lietuvoje nemačiau, kad dar gal kažkas kažkur tikrai turi tokius, bet šiaip pilki šviesus diržai nemačiau dar pas. Niekas nesideda, nes nepraktiška. Taip, nepraktiška, bet gražu. Čia yra tas vienas modas. 6,5 metų vienas modas. Labai gerai. Viena detalė, čia viena detalė. Bet kuo tu didžiuojasi labiausiai? Kas yra? Aš nuo 6 metukų svaigau apie būtent šitą kėbulą. Šitas kėbulas. Tai būtent kėbulas būtų? Jo. Ok. Nes Mikulskis irgi sakė kėbulas. O variklis, kai aš pradėjau daryti Lietuvoje, dar nedaug kas važiavo su šitais varikliais. Dabar jau nestebuklas, bet... Jo. Bet su 2 turbom. Nieko nebenustebinsi. Vis tiek. Tokiam kėbulė nustebinsi viskas. Būtų šitoj mašinoje išskirtinis dalykas. Jeigu reikėtų parodyti vieną kažkokį daiktą, pasakytum, va čia yra tas sprendimas, kuris daro šitą mašiną išskirtinę. Lengva, bet aš vis tiek labai lengva, bet aš žinau, kad tu pasakysi, tai nesakyk to. Šiaip istorija, manau, iš vis šito automobilio, manau. Nes čia, manau, vertingiausias dalykas istorija, bet jo, turbūt Lietuvoje autosporte, ypač drifte, nėra turbos bagažiniai. O čia yra. Tai turbo galia. Jo. Gerai. Ir jokio lago. Labai sudėtingas klausimas. Okay. Nes kiekvienas dalykas, kuris yra mano automobilyje, yra kruopščiai apgalvotas, atrinktas žmogus. Beveik 1,5 metų sėdėjo ir galvojo, kaip pritaikyti kiekvieną elementą, kad jie tarpusavyje sudarytų tobulą ekosistemą. Todėl išskirti kažkurio vieno aš negalėčiau. Gal džiaugiuosi varikliu, bent jau dabar taip atrodo, nes kol neišbandžiau, negaliu pasakyti, ar man patiks tas garsas, kurį jis skleidžia, kai važiuoju šonu, slysti šonu. Bet iš esmės, gal pagrindinis dalykas šiame automobilyje ir turėtų būti variklis. Manau, kad mažai tokių variklių drifte. Ir šis yra visiškai perdarytas. Ir tikimės sėkmingai laikys mano 1000 arklių. Aš esu vairuotoja ir noriu tokia likti. Viskas, ką daro su mano automobiliu, yra atliekama mechanikų, profesionalų. Ir iš esmės aš negaliu pakomentuoti, kas iš tų sprendimų yra standartiniai, o kas yra nestandartiniai. Nes aš nesuprantu mechanikos ir jei atvirai
Bet gal salone? Meluočiau, sakydama, kad nenoriu suprasti, aš norėčiau, bet šiuo metu Bet neturiu laiko. gal konkrečiai salone, kokiam gal patinka, kažkas gal vairas patinka, dar kažkas yra tokia dalis kažkokia? Automobilyje bus vienas nestandartinis sprendimas, bet jo dar nėra, nes tiesiog nespėjo pagaminti. Aš galėsiu tau asmeniškai parodyti, tai bus lempos, bet kol kas tai yra standartinės lempos, o po to pamatysit kažką labai išvaizdaus ir gražaus. Tai Čia bus vienintelis Lietuvoje turbūt dalykas, tos lempos. manau, vienintelis, tikrai pas nieką kitą nebus. Na tai va, super. Šito va laukiau. Gerai, nes iš esmės aš mergaitė. Turiu tik tai 2 kriterijus automobiliui. Labai gerai. 1000 ir graži išvaizda. Tai tos lempos bus graži išvaizda ir man tik tai to trūksta, kad tai būtų perfect match. Super.